Sveiki visi, šiandieną apžvelgsim uodų naikinimo raketę elektrinę būtent su ekranėliu. Galime išpakuoti dėžę ir pažiūrėti, kas yra viduje. Taigi, komplektacijoje randame uodų pritraukimo tabletę, USB Type-C laidą ir pačią raketę. Pati raketė turi Type-C lizdą, tai yra labai patogu pakrauti, galima krauti nuo bet kokio telefono pakrovėjo. Turi ekranėlį, kuris rodo, kokia būtent yra baterijos įkrova. Yra mažas apšvietimo ledukas ir ultravioletinė lempa, kuri pritraukia vabzdžius. Pati raketė gali būti naudojama dviem būdais, tai būtent įjungus rankinį režimą. Vadinasi, paspaudžiame mygtuką ir tada yra paduodama srovė į metalinį tinklelį ir tada galima su ranka mosikuoti į uodus ar kitus vabzdžius. Arba galima perjungti į automatinį režimą, tai yra jungiama ultravioletinė šviesa ir tada galima pačią raketę pasukti būtent šonu ir tada ją pastatyti ant šono, kad nereikėtų jos laikyti ar jinai nebūtų, pavyzdžiui, padėta tiesiogiai ant stalo. Pati raketė yra sudaryta iš tikrai gana kokybiško plastiko, todėl nereiktų bijoti, kad nusipirkus jinai po kelių dienų naudojimo sulūš. Rankena taip pat yra tikrai labai patogi rankoje laikyti ir pats tinklelis yra sudarytas iš dviejų pusių, tai patartina valant tinklelį nenaudoti jokių metalinių įrankių išvalymų, būtų geriausia naudoti kažkokius tai plastikinius šepetėlius, galbūt netgi dantų šepetėlius tam tiktų. Ir žinoma, įjungus elektros srovę, nesvarbu automatiniu ar rankiniu būdu, tai būtent čia yra į žemiausią padėtį išjungimas, rankinis būdas ir automatinis. Įjungus rankinį būdą reikia paspausti mygtuką ir tada yra paduodama elektros srovė būtent į tinklelį. Tai dar kartą pakartosiu, nelieskite tinklelio, nes yra paduodama tikrai didelė įtampa ir gali jūs nukrėsti. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.